Asmenybės tobulėjimo centras prie Ukrainos technologijos mokslo akademijos. 2010 metais Natalija Vladimirovna Rodina įkūrė Asmenybės tobulėjimo centrą. Nuo to laiko jame mokosi daugiau nei 12 000 žmonių. Centro filialai randasi Vinicos, Odesos, Dniepro, Charkovo, Poltavos miestuose. Laimingi ir sėkmingi žmonės, Natalijos Vladimirovnos mokiniai, gyvena mūsų šalyje ir užsienyje. Mokymas centre grindžiamas mokymo programomis ir dvasinėmis praktikomis individualiais Natalijos Rodinos sukurtais metodais. Psichologė, parapsichologė, bioenergetikė, šiuolaikinė teologė, Ukrainos technologijos mokslo akademijos narė, korespondentė, jau daugiau kaip 20 metų kaupia daugelio mokslų ir dvasinių krypčių žinias ir jungia jas į unikalią mokymo sistemą. Mokiniai susipažįsta su žmogaus sąmonės ugdymu ir organizmo atstatymo, paslėptų žmogaus galimybių atskleidimo, aiškiaregystės, intuicijos ir gydymo technikomis. Centro mokymo sistema turi pakopinę struktūrą. Kiekviename mokymo lygyje mokiniai gauna naujų žinių, praktikų ir technikų, pasiruošia įsisavinti kito lygio žinias ir atskleisti naują savo gebėjimų lygį. Kartu jie atstato savo fizinę sveikatą ir prisitaiko prie naujo energijų lygio. Natalijos Rodinos mokymo sistema, paprasta ir suprantama kalba, atskleidžia žmonėms praktinės žinias, kurios gerina jų psichoemocinę būseną ir fizinę sveikatą, atskleidžia naujus energijos ir gebėjimų šaltinius. Natalija Vladimirovna pateikia savo gyvenimo įvykių kontrolės mechanizmus. Mokymai unikalūs tuo, kad informacija, kurią gauna žmonės, yra pagrįsta šiuolaikinėmis mokslo žiniomis, apie kurias šiandien dar žinoma per mažai. Tai naujausi fiziologijos, psichologijos, genetikos, biologijos, fizikos ir biochemijos atradimai, žinios apie smegenų sandarą ir žmogaus mąstymo procesus, supergalias ir bioenergetinę sistemą, kvantinės fizikos tyrimai ir atradimai, erdvės ir materijos dėsniai. Tai, ką šiuolaikinės giluminės psichologijos ir psichofiziologijos mokslai dar tik pradeda tyrinėti, Natalijos Rodinos mokiniams tampa prieinamais praktiniais įgūdžiais. Šie žmonės išsiskiria, jie spinduliuoja šviesą, šypseną, džiaugsmą akise, jų eisena užtikrinta, jų verslas klesti, jų šeimos laimingos, jie sveiki. Tokių žmonių kasmet vis daugiau. Tokių žmonių dėka planeta tampa švaresnė ir gražesnė. Kiekvienas, kuris mokosi pas Nataliją Rodiną, jau sąmoningai supranta, kad per ją, dvasinę mokytoją, su mumis kalba kūrėjas.